aš noriu parodyti kelis fidget antistresinius žaislus, kurie labai tinkami suaugusiems žmonėms. Aš parekomenduosiu tik tuos žaislus, kurie patinka man ir kuriuos aš pati naudočiau kaip suaugęs žmogus, nes mes turim daug ir vaikiškų variantų. Tai va, pakabukas raktų, iš tiesų, jį turint, jeigu jūs jaučiate stresą, ar turite nemalonų pokalbį, ar kontaktą, ar norite tiesiog atsipalaiduoti, jūs galite tiesiog pajunginėti šitą mygtuką ir tikrai pajausite nusiraminimą. Popit variantas taipogi. Vienas. Lygiai tas pats, tik tai paprastesnis, su popit pakabutis, kuris pas mus kainuoja tik tai 1 eurą. Tai va šitas variantas irgi tokio pačio tipo. Kapibaros. Šios kapibaros yra kitokios, nes jos turi labai sunkiai minkomą pagrindą. Todėl atsisėdus galima pramankštinti savo pirštus, rankas ir patampyti ir nuraminti savo susikaupusią įtampą dienos. Tai va šitokių žaislų turime įvairių rūšių, jos yra kapibaros, meškučiai ir įvairius kiti. Klasika. Iš tiesų, jeigu norite pramankštinti rankas, sustiprinti savo motoriką, tai tikrai šitas kamuoliukas yra visada padeda nusiraminti. Jeigu norite pajudėti, atsistoti tiesiog ir pajudėti, tai va šitie kamuoliukai iš tiesų šokantis, tai taipogi jums suteikia galimybę pajudėti, atsipalaiduoti, nuraminti save ir tikrai rekomenduoju, tai tik tai keli eurai, bet nusiraminimo lygis maksimumas. Iš tos pačios serijos kamuoliukas, bet kuo jisai man patinka, kad jis yra jojo tipo atšokantis. Tai galima tiesiog jį mesti, jisai atšoka ir mes jį gaudom. Aišku, reikia man pasitreniruoti, vaikai moka geriau. Bet iš tiesų tai irgi dalykas, kuris padeda atsistoti nuo stalo ir pasportuoti. Tai taipogi antistresinis žaislas. 3D žaislai. 3D žaislai tai tiesiog atsisėdus, tiesiog pasiemat ir sukat. Ir sukat. Garsas, jausmas, kuris yra sukant šitą žaislą, tai iš tiesų yra labai raminantis. Jisai galima jį sukti taip, galima sustatyti vienas ant kito, jisai sustatant vienas ant kito tiesiog užsideda ir jūs galite turėti labai gražų dalyką, kurį pasidėti prie kompiuterio ir nusiraminti. Šitos žaislus iš tiesų naudoja kūdikiams, nes jie yra skirtingų spalvų, jie yra skirtingų dydžių ir yra tokie sudėtingiau spaudžiami. Tai va dėl to šitas irgi labai gerai, dėl to, kad patys pirštai jie labai gerai prasilavina. Tai va šitas vadinamas Simple Dimple iš Popit serijos žaislas, jisai yra tikrai nebrangus, jo kaina nesiekia net 2 eurų ir tikrai labai tinkamas turėti čia. Vėlgi, spiruoklės. Spiruoklių turime visokių dydžių. Jos taipogi suteikia nusiraminimo jausmą, jas mėgsta ir vaikai, ir suaugę. Tai spiruoklės jas galima tiesiog iš vienos rankos į kitą ranką ir va šitaip keičiantis vaizdams iš tikrųjų nusiramina jūsų nervinė sistema ir tikrai padeda atsipalaiduoti. Spiruoklių taip pat turime visokiausių dydžių. Jos yra didelės, jos yra mažos, jos yra su įvairiais personažais. Bet suaugusiems žmonėms tikrai spiruoklės galim dovanoti ir be personažų ir jos tikrai yra labai tinkamas kaip antistresinis žaislas. Pas mus tikrai rasite labai didelį antistresinių žaislų pasirinkimą. Aišku, senasis variantas Popitas, kuris irgi dabar kainuoja labai nedaug, bet iš tikrųjų jisai irgi suteikia lygiai tokį patį nusiraminimo jausmą, kaip ir suteikdavo tada, kai jisai buvo topuose. Tai va, šitą žaislą irgi tikrai rekomenduoju. Tai tiek kol kas iš manęs pasiūlymų.